Pati bendruomenė, jinai tiesiog organiškai formavosi iš naujai atvykstančių žmonių, kurie tiesiog norėjo pakeisti savo gyvenimo būdą kažkokį ir pakeisti gyvenamą vietą. Ir mes buvom tokie kaip ir traukos centras, tai mes save kaip ir identifikavom kaip kūrybinių industrijų kryptį bendruomeniai, kurią norėtume vystyti. Ir iš tos sekos organiškai mūsų pasiekė galimybę sudalyvauti vienam projekte ir įkurti meno rezidenciją. Tai mes pasinaudojom šią progą, sudalyvavom projekte ir pavadinom meno rezidenciją Trainspotting ir pradėjome kelionę šitą. Tai mes pakvietėme 4 kūrėjus, 2 kūrėjai iš Suomijos, 1 iš Latvijos ir kitas Britas, kuris gyvena Latvijoje šiuo metu. Suomiai dirbo ties bendru projektu kaip duetas, leido leidinį paremtą garsinėmis patirtimis, jie tiesiog vyko į renginius ir naudojosi Google Translate programa ir pagal tai išleido leidinį. Kitas menininkas norėjo atsidėti kūrybai ir tiesiog individualiai dirbo su garso įrašais ir planuoja išleisti albumą. Ir dar vienas kūrėjas, Britas, su lietuviais sukūrė dar bendrą projektą. Jis norėjo gauti grįžtamąjį ryšį, kurti kartu su kitais menininkais vietos ir pristatė renginių metu sukurtus kūrinius. It's been amazing that a grant has been able to support such kind of loose and experimental forms of working in sound, but it's also allowed this opportunity to connect artists with the local community as well. And also something from my experience with grants, like from the Nordic Culture Point, they're very invested in supporting people long term, so not just for a one-off program. They're very kind of invested in seeing how they can work with you on a longer term basis. Manau, kad tokia programa, kaip Šiaurės Baltijos šalių mobilumo programa kultūrai, leidžia menininkams iš gana artimų šalių bendradarbiauti, kurti bendrus projektus, dalintis savo patirtimis, savo praktiką, palyginti skirtumus, atrasti panašumus. Ir tai svarbu yra viso šito regiono tiesiog ryšių stiprinimui.